Laba diena. Modelį, paskui modelį atbėgo dizaineris su lagaminu. Rūbai tai visi tvarkingi, bet trūko scenai papuošimų. Patiko, žinoma, nesgi visi atėję nuo lopšinės mamos, nuo girdėtų dainų ir kas mums labai svarbu, kas vaikams artima. Teatras, daina, šokis ir aš tai įsivaizduoju pavyzdį kaip tą girią žaliuojančią. Šaknis, kurie ateina iš šeimų su tradicijom, su visom šeimos vertybėm, o kaip mes tą kamieną apkabinsime, tai priklauso nuo mūsų. Todėl ir lankom tos teatrus ir diegiame meilę kultūrai, o kaip lapeliai sužalius, pamatysime ateityje. Tai teatras mums labai daug ką reiškia. Gero žiūrėjimo. Neįsi tol, kad visi nesužinos, ką tu čia pridirbai. Patylė. Kaip tu visus nori mokytis. Vaikai tai patiko? Kokia šiandien jūsų nuotaika? Labai puikiai. Ir kur atvykote? Mes atvykom į profesionalių ir mėgėjų teatrų festivalį, te gyvuoja Giraitė. Labai laukiam, labai nekantraujam pamatyti. Ir ar pirmą kartą dalyvaujate? Ne pirmą kartą. Ir kokie įspūdžiai kiekvienais metais? Labai puikus, labai įdomu, labai smagu. Nes atrodo ir mėgėjų teatrai, bet tikrai kaip profesionalai jie todėl nekantru pamatyti arba išgirsti naujų dalykų. Как atiduot savo sielų, viskas atiduodu, negaliu susnervavau. Aisiam paprastų telefoninių slapčių. Klausykla, moteriškė, klausyk, Irenėla, gal tu gali man pasidalyt informacijų tavo tuos slaptažodžius, tų bankų, kokių tik turi tų kortelį. Kortelai pas vyrų. Kortelai pas vyrų, sakai, aš žinok, Egipto princas, nu aš tau elektroninio atsiųsiu. Labai ačiū, kad pakvietėte tą festivalį, aš jau čia dalyvauju mažiausiai 5 kartą, bet gal ir daugiau su Irutė skaičiavom, nežinau, nesuskaičiavom iki galo. Žinau, kad pačiom vienam iš pirmųjų ir net pačiam pirmajam mes buvom ir rodėm Liudvikos Džiugienės žmonos komediją Lietuvaitis. Vaidinom šitoj salė, atsimenu, ir iš to festivalio atsimenu, kad buvo labai geros vaišės, buvo tiesiog fantastiškos, kad nesinorėjo namo važiuoti ir norėjusi čia gyventi kokias 2 savaitės. Paskui dar vaidinom ir čia, ir Varėnos kultūros centre būdavo keletą spektaklių ir dar toks įvykis buvo, tai kai Daukantą vaidinom, Justino Marcinkevičiaus Daukantą aš turėjau spektaklį. Ir ten buvo vienintelis mums toks įvykis per visą mano karjerą gyvenimo, kai 18 amžiaus vidurys kalbam apie Napoleono išvarymą ir vienam iš personažų kišenį pradeda skambėti mobilus telefonas.
tai buvo tokia didelė gėda mums, kad nes taip kažkaip, kad tas mano ne aš ten vaidinau, kitas mano draugas, jisai tą telefoną bando išjungti, jis neišsijungia niekaip ir tada jie meta į užkulisius, kuris ten sudūžta, jis jau paukoja telefoną dėl šito spektaklio, kad tik tai kaip nors išgelbėti šitą situaciją. Tai va tas įvykis toks labai įstrigęs yra iš tikrųjų, bet tai čia aišku, o šiaip apie vaišingumą jūsų ir jūsų geranoriškumą ir to festivalio gerų, pilnos salės yra nuostabu, taip nebūna, taip daug kur nebūna, kad tiek daug žiūrovų, kad taip reikia, reiškia, tas festivalis labai reikalingas, kad žmonės šitaip eina žiūrėti. Tai čia yra, jau dėl to čia verta daryti ir daryti festivalį. Tai linkiu tam festivaliui gyvuot daug metų ir niekad nesibaigia. Aš noriu palinkėti pirmiausia ilgo gyvavimo šitam festivaliui ir entuziazmo kolektyvui ne tik šiandien, bet kad jisai tos degančios akys būtų rytoj, kad užkrėstų ir kitas bendruomenės, kad jos nebūtinai gal teatrą kurtų, gal jos sukurs kitą savo reiškinį, bet kokie mes turtingi. Marginių klojimo teatras, Matuizų Giraitės festivalis, Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Bet gali būti daugiau, tai linkiu, kad visko būtų daugiau ir kad matuiziškiai prie to labai svariai ir toliau prisidėtų. Jis mums reiškia naujas emocijas, naujas patirtis ir galimybę plėsti savo akiratį. O man tai ir laiko praleidimas, ir smagu, ir su žmonėm pabūni, ir pamatai. Viskas duota vietoj ir čia. Mes labai dėkingi esam, kas organizuoja šitą festivalį. Ir dar nežino mūsų žiūrovai, kad šitam festivalį yra toks naujas dalykas, mes bandysim pristatyti festivalio uždarimo metu, bet kadangi jau Jonas negalės dalyvauti uždarime, tai aš pristatysiu ir šiandieną. Mes, kaip žinia, visi tikriausiai žinote, kad Matuizuose gyvuoja teatras Giraitė suaugusių žmonių jau 26 metus ir šiais metais išleidom tokį leidinį 100 puslapių, 50 lapų apie mėgėjų teatro Giraitė veiklą. Mums tai yra labai svarbu, mes apie tai galvojam. Aišku, tai nėra labai tobulas tas leidinys, pavarčiusi yra pataisyti, bet labai džiaugiamės, kad bendrom jėgom tikrai sugebėjom daug informacijos patalpinti. Esu festivalio žiūrovų veteranė, nes seku, žiūriu ir domiuosi nuo pat pradžių, kada jis pradėjo vykti. Labai džiaugiuosi, kad vyksta Matuizuose, ypač dėl to, kad nereikia niekur važiuoti, tiesiog ateini ir pasižiūri nuostabius spektaklius. Linkiu sėkmės, sveikatos, ištvermės ir visko, kad tie spektakliai vyktų ir toliau. Thank you.